Sveiki, aš esu Ginas Baladinskas iš Kauno, man 14 metų ir aš esu 9-okas. O talentas groti. Sutikite keistas derinys – kanklės ir vaikinukas. Bet iš tikrųjų, tai pradžioje buvo tik berniukai grodavo kanklėm, tik vyrai. Ginas tikrai ne eilinis berniukas. Maža to, kad kažkada jis pasirinko kankles. Kai pajuto, kad norėtų įvaldyti dar vieną instrumentą, jis atsigręžė į skrabalus. Mane labai iškabino dėl to, kad tai tiesiog yra lietuviškas instrumentas, kurio gali groti labai daug. Nes kiek žinom, iš lietuviškų instrumentų tokie primityvūs kai kurie instrumentai, o šitie tokie labai, man tiesiog jie veža. Aš esu Ginas ir aš esu Lietuvos talentas. Ginai, sėkmės. Pirmin. Sveiki. Labas vakaras, kuo vardu? Ginas. Ginai, iš kokio miesto? Iš Kauno. Kiek tau metų? 14. Ar turi brolių ir seserų? Turiu. Ar myli jos? Labai. Ar mušatės? Taip. Ar jie pakenčia tavo talentus? Kartais. Koks tavo talentas šiaip? Groju. Kuo? Skrabalais. Skrabalais? Virtuvėje? Ar tamsiam kambariukai uždarytas? Tamsiam kambariukai. Suprantu. O kiek metų grojau? Dabar 7 jau. Ir paskutinis klausimas. Ar tu gali su skrabalais šiam gyvenime, šitam pasaulyje neteisingam, nugalėti visus šokėjus, fokusininkus ir erotinio šou šokėjus taip pat, kurie yra Lietuvos talentuose? Nežinau, pažiūrėsim. Gerai, nekankinsiu tavęs. Varyk, bičiuli. Publika ploja, viskas puikiai. Ačiū, Ginai. Aš nežinau, kiek tavo dar draugų groja skrabalais. Visa klasė. Visa klasė. Tai yra populiarus dalykas. Dabar tai ne, visiškai ne. Tu jautiesi išskirtinis, kad tu įvaldai šitą instrumentą, taip? Taip. Taip ir manau, kad tu esi ypatingas, tikrai. Čia žinai, kodėl Ineta tave taip klausinėja, todėl kad Ineta irgi pati skrabaluoja šiek tiek. Nu tai? Jūs galėsite duetą daryti. Gerai, Justinai, tau patiko? Vat man kažkaip, tai aš girdžiu skrabalus ir man pasidaro taip tautiškai gera būti lietuviu. Man tokią emociją teikia skrabalai. O tu ne Lenkas? Aš? Aha. Nu, kaip, visi čia mes maišyti, žinai. Bet čia bendrai paėmus. Ginai, labai ačiū. Visas Lietuvos talentai yra apie talentą ir apie emociją, kurią tas talentas gali klausytojui ir žiūrovai suteikti. Tu turi abudu.
Mes tau sakome, Ineta. Taip, noriu rock'n'rollo. Justinai, Jep. Jep. tu turi 3 taip ir su visais skrabalais varai kitą etapą. Ačiū labai. Ačiū, Ginai.